Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Labas rytas, paukšteliai čiulba, nuostabus rytas ir mes su Knopkiu sakome jums sveiki, sveiki ir ačiū, kad žiūrite laidą Duok labas. Šiandien mūsų laidoje svečiuojasi, sakyčiau, toks gan retos veislės mūsų laidoje šuo, tai yra airių seteris vardu Oris, kurio šeimininkas yra žinomas ir labai mylimas Lietuvos aktorius Sakalas Uždavinys. Pats Sakalas Uždavinys yra sakęs, kad jeigu norėtų suvaidinti šunį, tai norėtų vaidinti pifą, visai ne airių seterį. Na, o apie Sakalo Uždavinio augintinį galėtume pasakyti tiek, kad šiuo metu Uždavinių namuose yra kuo aukščiau sukeltos įvairios vazelės, suvenyrai ir kitokie dužtantis daiktai, dėl to, kad yra nustatinėjama namie hierarchija. Kaip tai yra daroma, žiūrėkite laidą ir patys viską pamatysite. Žiūrim, ar ne, Knopki? Žiūrim. Šiandien laidoje pažintis su aktoriaus Sakalo Uždavinio augintiniu airių seteriu Oriu. Kodėl sakoma, kad airių seteriui reikia 3 kartus aplėkti aplink Airiją, kaip Oris atsirado aktoriaus namuose ir kaip vos per plauką netapo Ispanijos pasididžiavimu. O taip pat žadėtasis šunų grožio konkursas. Sakoma, kad jeigu airių seterių šuo bent 3 kartus neaplėkia aplink Airiją, tai jis tikrai nėra tikrasis airių seteris. Jeigu vadovautis šia komiška taisykle, tai susipažinkite tikras Vilniaus aplinkinių miškų seteris. Apibėgęs apylinkės, gal jau net šiek tiek ir daugiau nei 3 kartus. Šis vijurkas aktoriaus Sakalo Uždavinio ir jo žmonos Silvijos, kaip jie patys prisipažįsta, tikras šeimos narys Oris. Šuo! Šo? Šo su uodega. Tai airių seteris, kaip jos vadina ugniniai šunys, medžioklinis šuo. Na, iš mūsų, aišku, tokie ir medžiotojai. Gal tiksliausiai iš mūsų tos medžiotojus daro, galbūt medžiotojas ne tiek gyvūnų ar kažko, kiek gamtos. Kažkokių tai atvirų vietų, kur jis galėtų lakstyti, netrukdomas, nesuvaržytas. Tai šita medžioklė yra mums labai prie dūšios ir mes tiesą pasakius labai dėkingi jam, nes šiaip tai, kažkai ar patys prisiruoštumėm, turbūt kiekvienas net ir prie geriausių norų, kad kiekvieną dieną eiti į gamtą, bet kokiu oru. Po tokios vizitinės kortelės pateikimo turbūt reikėtų sakyti, kad ši trijulė Vilniaus aplinkinių miškų seterių mylėtojų komanda, kuri nuolat bando pažinti žalio miesto visus miškus ir pamiškes. Keliauja nepramintais takais ir neįsivaizduoja nė vienos savo dienos be pasivaikščiojimo po gamtą. Tikrai dieviškas malonumas ir ne kitaip. Tai gyvūnas, kuris visada sukelia ir įdomių minčių ir tiesiog stebi jo elgseną, kaip jisai elgiasi su aplinka, kaip jisai reaguoja, kaip jis pažįsta ar žmonės, ar gyvius, ar augalus aplink. Na, įdomus procesas, tikrai aš taip kažkada net galvojau, kad galbūt žmonės, kai savo laiku formavo Dievo koncepciją, turbūt nemenkai žiūrėjo į šunį, kurdami tą idėją, nes tai yra absoliučiai, manyčiau, tobulas padaras mūsų draugijoje. Po reklamos žiūrėkite. Pažintis su aktoriaus Sakalo Uždavinio augintiniu airių seteriu Oriu. Kodėl sakoma, kad airių seteriui reikia 3 kartus aplėkti aplink Airiją, kaip Oris atsirado aktoriaus namuose ir kaip vos per plauką netapo Ispanijos pasididžiavimu. O taip pat žadėtasis šunų grožio konkursas. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei.
Pašnekovai prisipažįsta, kad tikrai niekada rimtai negalvojo, jog jų namuose gali apsigyventi šuo. Ir dar būtent tokios veislės kaip airių seteris. Dabar kasdien po miškus braidžiojanti kartu su savo šunimi pora neslėpia, kad prieš jų namuose apsigyvenant šuniui jie buvo visiški miestiečiai. Taigi apie medžioklį išveisto šuns laikymą negalėjo būti nė kalbos. Tačiau, kaip sakoma, žmogus planuoja, o Dievas juokiasi. Patvirtinant šią taisyklę, daugiau nei prieš 5 metus Sakalo uždavinio ir jo žmonos Silvijos namuose atsirado airių seteris. Pasirinkimas tikrai buvo ne mūsų, mes net neplanavome iš pradžių turėti šunų. Apie šunį iš vis negalvojam. Tiesiog mūsų draugai buvo grįžę iš Kanados ir jų giminaičiai ten kaip tik turėjo vadą airių seterių ir jie nusprendė, kad tai yra mūsų šuo pagal charakterį, pagal turbūt išvaizdą. Ir tiesiog jie pasakė, kad mes turim pasiimti vieną iš tų šuniukų. Dėl ko mes iš pradžių spardėmės, kategoriškai nesitikom, kur medžioklinį šunį auginti Vilniaus senamiesčio vidury. Bet aišku, jį pamatėmės ten išsilydėm ir parsivežėm sutarę, kad jeigu mes matysim, kad tikrai niekaip jam neina pilnavertiškai gyventi su mumis, tuomet mes jį vešim atgal. Visada jie gražus buvo, kur be matydavom, aišku, visada labai patiko šitą veislę, bet kad mes imtumėm ir būtume ieškotumėm ar ten svajotumėm tik tai apie tą veislę, ne. Pora sako, kad kol kas jie yra vienas kito pažinimo su oriu kelyje. Kol kas, pasak pašnekovų, oris nuolat bando aiškinti savo vietą šeimos hierarchijoje ir neretai stengiasi dominuoti ar bando savo galimybių ribas, kas galima, o kas jau šiukštu draudžiama. Visgi konfliktų namuose nebūna. Galvos dėl triukšmo kaimynams neskauda, o štai pakeisti savo buitį teko jau pirmosiomis dienomis, kai tik Vilniečių namuose apsigyveno oris. Buitis, aišku, savaime sukasi būtent apie šunį neišvengiamai, tai yra pagrindinis gyvenimo elementas, nes jis turbūt didesnę dalį praleidžia namie negu mes su savo darbais, su savo užimtumais. Su Marso kažkaip buities per daug nekeitėm, su šito pakeitėm. Nes visi daiktai, kaip ir atsiradus mažam vaikui, buvo sukelti aukštyn, kas pavojinga, kas gali netyčia nukristi, sužeisti, buvo panaikinta ir padėta saugiai. Žodžiu, draugai atėjo ir pamatė butą mūsų ir sakė, nesupratom, nes visi kas kokie paveikslai, kas kokie dūžtantys daiktai buvo padėti, viskas plika, vazonai gėlių buvo sukelti ant komodų, kad negriaužtų ir nekastų. Ir dabar atgal truputėlį grįžta jau. Truputį nors reikia pasakyti, kad oris tikrai nėra piktybiškas, bent jau kol kas. Tikrai nėra taip, kad būtų sugriovęs pusę namų ūkio, sakykim taip. Taip, kad kol kas tai yra palyginti labai neblogas jaunas. Internetą nusprendė patikrinti. Na, taip, vieną kartą patikrino internetą, ten nėrė su kabeliu, ten rovė su šaknim. Tai po to man truko kelias valandas, kol ten... Vėl viską atgal sujungė. Ne tai, kad sujungė, ten reikėjo atstatyti kontaktus, bet dėkui Dievui tai pavyko ir ryšys su pasauliu buvo atstatytas. Tačiau viso šio pažinimo galėjo ir nebūti, nes šis gražuolis, bėgiojantis Lietuvos miškais, vos per plauką netapo Ispanijos pasididžiavimu. Šiaip tai oris turėjo atsidurti Ispanijoje pagal visus planus, nes kai mes netekom savo ankstesnio draugo į Marso, kuris irgi buvo airių seteris, gal tik tai truputėlį kitos pakraipos. Mūsų ankstesnis draugas buvo grynai medžioklinės linijos, o šitas jau yra toks daugiau, nežinau, ar parodinis ar geras pavadinimas žodis. Tiesiog tai yra, jis bus truputį stambesnis. Lėtesnis gal. Gal truputėlį lėtesnis, gal ilgesnio plauko.
Bet iš principo abi šios linijos yra pilnateisės airių seterio reprezentacijos. Oris turėjo vykti į Ispaniją, kiek žinau. Bet, kaip minėjau, Kristina ir Donatas Olšauskai veisėjai, jie labai atsakingai žiūri į, net sunku pavadinti, ar tai jų darbas, ar tai jų hobis, ar tai jų gyvenimo būdas. Tai tikrai labai įdomus žmonės, labai daug žinantys ir puikiai dirbantis savo darbą. Jie niekad neperleidžia šuniukų per tarpininkus, o būtent su tuo Ispanijos tašku jie sužinojo, kad tai greičiausiai eitų per tarpininką kažkokį. Dėl to jie atsakė tiksliau tam adresatui ir mums paskambino, kad vienas šuniukas gali apsistoti naujoje vietoje. Na, be abejonės mes iš karto nuvažiavom, susipažinom, pasitampėm, apsiuostėm. Ir po savaitės, man atrodo, po savaitės jau parsivežėm jį namo, nes jam ten truputėlį buvo tokia vaikiška kosmetinė operacija padaryta, tai reikėjo, kad viskas užgytų ir siliukai būtų ištraukti. Tai dar savaitę jisai pabuvo savo gimtiniai, o po savaitės atkeliavo pas mus. Tai po pasirinkimo tokio kaip ir nebuvo, tiesiog. Oris turėjo tikrai ne vieną broliuką ir sesutę. Aktorius negali prisiminti 6 ar 8 šuniukus tąkart užgyveno veisėjai Maišiagaloje, bet juk ne vados skaičius svarbiausias. Svarbiausia yra tai, kodėl būtent Oris atkeliavo į aktoriaus Sakalo uždavinio namus daugiau nei prieš 2 mėnesius. Ten buvo tikrai pulkas tokių mažų lapatuškinų, kurie ten... Jo, 6 visi. Kurie ten duodasi, laižosi, ardosi, lipa. Bet iš gardo jisai vienas buvo paleistas ir mes kambarį paskui su juo bendravom. Kambarį susibendravom, taip, reiškia, jisai... Žaidė, lakstė, prie vieno, daugiausia lipo turbūt prie tavęs, ne? Aš kažkaip... Sunku pasakyti, bet mes gan greitai su juo susibendravom, kaip sakyt, supratom, labai mielas, labai, ten jau, Svarbiausia, kad jam nauja kompanija buvo priimtina, tai toks ir tas buvo mūsų pirmas susitikimas. Aišku, susipažinom su jo mama. Ne, mamos nebuvo. Su mama vėliau, ten su kitom... Močiutėm ir tetom. Su močiutėm, su tetom. Kaip suprantu, giminės medis prabangus. Turbūt prabangesnis negu net ir mūsų... Daugelio mūsų, jo. Kaip sakytų, Lietuvos bajoro, kas mane gerokai juokina su mūsų tom bajoryšių fantazijom. Bent jau už mūsų kunigaikštį Vilgaudą tikrai turbūt. Beje, reikėtų pasakyti, kad tikrasis Orio vardas skamba itin prabangiai ir net bajoriškai. Konsiliumas buvo sušauktas. Buvo be abejonės konsiliumas, kaip ir su mūsų ankstesniu draugu Marso. Šitą vardą jisai atsinešė su savo dokumentais. Vadoj paprastai visi šuniukai jau turi vardą, kuris yra įrašomas į jų dokumentus, ir Orio vardas dokumentuose yra Oregano. Na tai, kad mažiau jį, taip sakyti, lietuviškai balamūtint, mes bandėm atrasti tokį viduriuką tarp ilgo vardo ir trumpinio, kuris kažkiek primintų jam ir jo vardą, su kuriuo jisai susidūrė nuo pat pirmų savo žingsnių. Ir kartu, kad tai būtų trumpas, aiškus, skambus vardas. Šuns vardė irgi yra svarbus tam tikri dariniai, pavyzdžiui, balsiai, kurie turėtų būti kirčiuojami, tarkim, O, A, E, E ir R raidė, nes tokiu būdu jie geriausiai supranta tą šaukinį, kad šis šaukinys yra adresuotas jam ir
tai yra ženklas, kad jis turi atkreipti dėmesį. Orio šeimininkai šypteli, kad tikrai netikrino savojo augintinio genealoginio medžio privalumų. Juo labiau po parodas lakstyti nesiruošia. Jau geriau parodų pasiruošimui skirtą laiką praleis gamtoje, o ir buvimas čia gerokai pigiau kainuoja. Tačiau sutinka, kad tam, kad prabangus Orio protėvių pasiekimas ir geras genofondas nenueitų šuniui ant uodegos, tikrai paieškos su kuo jį į pasimatymą po gero pusmečio išleisti. Tačiau kito laiko dar tikrai yra ir gerokai didesnių rūpesčių. Visą laiką bando užsiimti kažkokias tai naujas erdvės, ne fizinės erdvės, bet tokias, kiek jam yra leidžiama ir kiek jis gali reikšti savo reikalavimus, savo kaprizus, vadinkim taip, nors tie kaprizai, jie, man atrodo, būtent kyla iš to noro rodyti, kad čia aš turiu būti viršininkas, ne kas nors kitas, bet, na, kaip sakiau, reikia kantrybės ir išmanimo ir tiesiog laiku leisti jiems suprasti, kad čia jau per daug, šitai jam nebus leidžiama ir jokių šansų, na, įlysti šitą erdvę nėra. Na, tarkim, mes dabar su juo labai, ne tai, kad kariaujam, gal bandom išsiaiškinti procesą, tarkim, valgymo. Iš tiesų, dėl savo draugiškos natūros visi airių seteriai yra nepriekaištingi kompanionai. Jie visuomet geros nuotaikos, švelnus, meilūs, tiesiog privalantis visą laiką būti šalia savo šeimininko. Kita vertus, šie šunys labai mėgsta krėsti išdaigas, yra labai žaismingi, temperamentingi, kartais net impulsyvūs. Ir jų susidomėjimo objektu gali tapti bet kas. Ne, Marso kartais atneždavo jau gatavą grobį, paukščiuką. Jis pats niekad nėra numušęs jokio paukščiuko, bet jau atneždavo jau radęs kažką. Arba leisgyvį, kurį jis atrasdavo iškritusi iš lizdo, kuris faktiškai jau būdavo pasmerktas. Jis tavo atneždavo ir tada tikrai nežinodavai, kaip čia geriau pasielgti. Bet kad pats būtų nudobęs, mes niekad nematėm tokio. Kad pats jisai būtų kažką tai... Marso, tai yra ori, kartais dar iššoka. Čia yra net pažintas reikalas. Čia yra arklys, kuris turbūt šiuo metu mums atrodo kaip didelis šuo. Geras, čia arkliukai. Čia ne šuniukai, čia arkliukai. Tai pasaulio pažinimo procesas tebevyksta. Oi, vyksta intensyviai. Pabūk. Sutikite, žiūrinti šį šunį bėgiojantį po Vilniaus apylinkėse esančius miškus, pakvimpa tikra romantika. Turbūt tik tikri gamtos vaikai romantikai gali auginti tokį nenuoramą šunį. Taigi belieka išsiaiškinti, ar ir pats Oris yra romantikas. Tai čia chuliganas daugiau. Chuliganas, taip, neužmirškit, kad mes su juo bendraujam palyginti neseniai. Nėra dar net 3 mėnesių. Tai be abejonės ir jis apsiuosto ir mes apsiuostom, kas jisai per vienas ir kaip su juo bendrauti. Ar jisai romantikas? Aš manau, kad visi airių seteriai yra ganėtinai romantiški padarai. Ne veltui jiem ir priskirtas tas vardas airių seteris. Man atrodo, airiai apskritai, tam tikrą prasme, yra mūsų lietuvių broliai. Airių seteriai vis dėlto noriai dirba su šeimininku ir siekia jam įtikti, dėl ko dresuoti juos nėra sunku, nors šių šunų gudrumas ir užsispyrimas gali pareikalauti didelės kantrybės. Galbūt pamokos airių pasirodys nuobodžios, arba jis tiesiog manys, jog ir taip viską žino geriau nei šeimininkas. Tačiau žinant, kad Orio šeimininkas puikus aktorius, tai ką gali žinoti? Gal kada nors Oris taip pat sėkmingai sukiosis ne tik miško, bet ir filmavimo aikštelėje. Kine šunų tas imidžas jisai yra sukuriamas ir paprastai, kai filmuojami filmai apie šunis, tai vieną šuniuką vaidina 2 ar 3 šunis tos pačios veislės ir daug kas yra padaroma montažu, dresūra, taip kad ta istorija, kurią mes perskaitom kaip žiūrovai, žiūrėdami, tikrai nėra tikra istorija
bet kokio realaus šuns. Kągi, greičiausiai Orio filmavimo aikštelėje nebus. Na, galbūt kada nors išvysime patį jo šeimininką, aktorių Sakalą Uždavinį šuns kailyje. Šią idėją nemokamai pametėjome visiems prodiuseriams, režisieriams ir scenaristams. O jei rimtai, tai įdomu, kokią savybę airių seterio šeimininkai norėtų perimti iš jo jau šiandien. Kantrybė. Aš tai, nes tikrai stebėsiu, kaip jisai kantriai gali laukti bet ko, ar kada bus išvestas, ar kada jį bus atkreiptas dėmesys, ar, maisto, aišku, mes niekad badu ten nemarini, bet vis tiek jam galbūt yra sunku suvokti tą, vadinkim taip, savitą discipliną, kurią tu nenori, turi išlaikyti su šuniuku. Ta kantrybė, tas sugebėjimas nekreipti dėmesio į savo galbūt tokius poreikius, tikrai moko labai svarbių dalykų. O kai bus kantrybė, gal atsiras ir galimybė Oriui į namus dar vieną keturkojį draugą įtaisyti, nes kai prasitarė pašnekovai, turėti dar vieną augintinį noras tikrai yra. Silvija, man atrodo, ir dabar bevelėtų jis parsineštų kokį katiną. Na ir nėra taip, kad aš ten sakyčiau, nėra ką. Tiesiog tai dar viena atsakomybė ir Marso jisai turėjo labai, sakyčiau, sudėtingus santykius su katinais, tai tas buvo kaip ir be klausimų. Oris jau veislinė, jisai nuo pat mažumės bendravo su katinais, tai jam tokio, kaip sakyti, priešiškumo nėra. Priešingai, jisai katinus mato kaip savo chebrą, kaip draugus. Tai tas gal, negali žinot, gal tas ir išsipildys. To ir linkime, kad kada nors po šiuos miškus kartu bėgiotų ir katinas, arba bent jau kantriai lauktų visų prisibėgiojusių po miškus namuose, tingiai gulėdamas ant barchatinės pagalvėlės. Tikime, kad taip ir bus, nes bent jau Oris atrodo svarbiausia grobį, gerus namus ir mylinčius šeimininkus jau seniai sumedžiojo. Dėkojame pašnekovams ir Oriui už įdomų pasakojimą, o jūsų, mėly žiūrovai, laukia gražiausias šuns konkursas. Nesvarbu, kokios veislės ir dydžio yra jūsų šuo, Duok Labas skelbia gražiausią šuns konkursą. Siųskite savo mylimo šunelio nuotrauką į BTV adresu savireklama@btv.lt ir vasaros gale laidos žiūrovai išrinks gražiausią šunį. Jo šeimininkui tiesiai į namus laidos rėmėjai pristatys net 50 kg Canis šunų maisto. Už gražiausią šunį balsuoti galėsite BTV Facebook puslapyje. Netingėkite ir nepražiopsokite savo šanso. Dalyvaukite. Knopki, airių seteriai. Patinka? Gražūs šuniukai. Patinka, man irgi patiko labai. Ačiū labai, kad žiūrėjote laidą Duok Labas. Būtinai pasimatysime vėl po savaitės, sekmadienį. Linkiu jums kuo gražiau praleisti šią dieną. Džiaukitės gyvenimu, būkit laimingi. Mylėkite savo šunis ir, aišku, savo artimuosius. Ir pasimatysime po savaitės. Iki. Knopki, pasakysi, ką nors žiūrovams? Ne, nežiūri mane. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei.